Sveiki, prabėgus 2 savaitėms prie televizoriaus ekranų vėl jūs kviečia laida S Plius Info. Kaip visuomet, laidoje gausu naujienų iš elektroninių ryšių bendrovės S Plius gyvenimo. Jau tradicinėje mūsų laidos rubrikoje 16:16 šiandieną lankysimės įmonėje, kuri gali jūs nustebinti kiekvieną dieną bei ypatingomis progomis. Viskas, ką jūs galite užsisakyti, tai šakočiai ir kiti skanėstai. Paskambinę. Jeigu nori tortą, tik paskambink man 16:16. Jeigu tu švęsi gimtadienį, tai tik paskambink man 16:16 ir gausi tortą. Įmonė S Plius viena labiausiai socialiai atsakingų įmonių Šiaurės Lietuvoje. Šiandieną kalbėsime apie nemokamą paslaugą Stopas. Socialinė pedagogė papasakos, kokią įtaką daro jaunimui naujausios technologijos. Kaip galite užsisakyti ir pasinaudoti paslaugą Stopas, išsamiau papasakos mano kolega Vytautas. Iš tikrųjų, šių dienų bene aktualiausia problema yra mokinių išsiblaškymas, dėmesio nesukaupimas, kuris paprastai atsiranda dėl pernelyg trumpo poilsio, neišsimiegojimo ir labai daug praleistų valandų prie kompiuterio, žaidžiant įvairius žaidimus. Šiais laikais yra įvairių technologijų lygiai taip pat, kurios gali padėti ir tėveliams sukontroliuoti vaikų laisvalaikį. Nepaisant to, kad jūs pasitikite savo vaikais, kad jie gali save kontroliuoti, bet nepakankamai. Reikalinga ir tėvų kontrolė, tėvų pagalba ir parama. Tėveliams gali padėti tam tikros interneto prieigos kontrolės priemonės. Elektroninių ryšių bendrovė S Plius savo interneto klientams pristato nemokamą paslaugą Stopas. Ši paslauga ypač aktuali tėvams, kurių vaikai per daug leidžia laiko prie kompiuterio, nes Stopo paslaugos pagalba jūs galite reguliuoti interneto veikimo laiką. Paslaugą Stopas galite užsisakyti bet kuriam kliento aptarnavimo skyriuje arba prisijungę prie savitarnos svetainės manosplius.lt. Dabar parodysime, kaip užsisakyti Stopo paslaugą per savitarnos sistemą Mano S Plius. Visų pirma, prisijungėme prie savitarnos sistemos su savo prisijungimo duomenimis. Prisijungę prie savitarnos sistemos pasirenkame skiltį paslaugos. Po to meniu punkte renkamės punktą Stopas. Pasirinkus šį punktą atidaro adresą, kur jūs naudojatės internetu. Tada spaudžiame keisti tvarkaraštį, atsidariusime lange suvedame reikalaujamus nustatymus. Pranešimo tekstas jis bus rodomas, kada interneto paslauga bus sustabdyta. Pavyzdžiui, laikas ruošti pamokas ar laikas susitvarkyti kambarius. Stopo paslaugą galima valdyti 2 būdais. Pirmas iš jų tai yra telefono skambučiu. Šiuo atveju turite įvesti savo telefono numerį. Jūsų telefono numeris yra užregistruojamas mūsų sistemoje ir kada norite sustabdyti interneto paslaugą, tiesiog jums reikia paskambinti nurodyti telefono numerį. Galite iš viso nurodyti 3 telefono numerius, kuriais galėsite valdyti Stopo paslaugą. Jeigu norit, kad interneto tiekimas atsinaujintų anksčiau negu po 8 valandų, tai reikia antrą kartą paskambinti nurodytų numerių. Bet paslaugą galima aktyvuoti ne anksčiau negu po 15 minučių nuo sustabdymo. Antrasis Stopo paslaugos valdymo variantas yra, kada jūs galite susidaryti pageidavimą tvarkaraštį. Taip pat yra būtina nurodyti pageidavimą tekstą ir būtinai telefono numerį. Galite sudaryti iki 7 tvarkaraščių. Sudarinėjant tvarkaraščius galite pasirinkti, ar kad tai būtų vienkartinis įvykis, ar kad tai yra pasikartojantis įvykis. Nurodote pageidavimas dienas, kuriomis norite, kad internetas automatiškai būtų atjungtas ir taip pat nurodote, kokiu laiku norite, kad interneto paslauga jums būtų sustabdyta. Suvedę duomenis spaudžiate mygtuką patvirtinti. Įmonė S Plius džiaugiasi galėdama savo klientams pasiūlyti šią nemokamą Stopo paslaugą, kuri padės kontroliuoti internete praleidžiamą laiką. Dabar išsiaiškinsime, kas teisingai atsakė į praeitos savaitės viktorinos klausimą,
ir laimėjo puikų prizą. Šiandieną laimėtoją išsiaiškinti man padės operatorius. Laimėtojas Darius Palubinskas. Naujas viktorinos klausimas apie įmonės S+ tiekiamą raiškiosios televizijos paslaugą. Nauja paslauga – tai paketas HD pažinimas. Klausimas – kokie kanalai sudaro pažinimas HD paketą? Teisingus atsakymus siųskite kaip visuomet elektroniniu paštu viktorina@splus.lt. Nepamirškite nurodyti savo vardo bei telefono numerio. O šios savaitės prizas pravers su rudenišku oru. Tai puikus S+ įmonės skėtis. Šiandieną jau atsisveikinu. Prie televizoriaus ekranų kviesime jūs lygiai po 2 savaičių. Iki pasimatymo.